Dabar visi laikykitės. Matot, aš labai neblogai gaudausi aristokratiniuose dalykuose. Tai nors Amerika yra respublika, bet ten, žinokit, yra vietos aristokratija, kurie savo genealogijas iki pat Amerikos sutvėrimo turi. Tai dabar tokia su genealogija, tai yra to, kur to žmona, va to, kuri apsireiškia, kad aš vyro neberandu, man žinučių jis nerašo. Ir jai yra tik tai 20 metai, greičiausiai čia antra žmona, nes sakau, Facebook'e rodo, kad jisai dar vieną vaiką turi. Visą laiką vyresnis vaikas su to kūdikiu apsikabinęs. Būna žmonės kartais. Ir tie kai kurie kiti žuvę irgi labai jauni, bet 2 santuokas jau turėjo. Vienas 5 vaikus turėjo. Tai jinai kilusi iš kapitono Čepelio ir jisai tenais siejamas ten su pačia pradžia Amerikos. Ir tokios giminės, jie turi savo herbus, jie žino genealogijas, jie neretai susiję su Anglijos aristokratinėmis šeimomis. Ir čia ėmė ieškoti, nes dingo iš aristokratinės šeimos narys. Supratote visi? Aristokratija dingo ir dėl to ieškojo, šiaip būt neieškoja. Ir aišku, aš 15 kapeikų neskaičiau, neretai galiausiai išrutulioja kaip su tuo sukapotu lavonu, čia viskas tas pats. Atsimenat, sukapoto lavonu irgi su kariuomenė ieškojo, su sraigtasparniais, su išminavimu, atsimenat, 2017. Ir galiausiai ant manęs buvo toksai puolimas, kad aš iki šiol sulaukiu puolimo, kad aš tą lavoną sukapojau. Dabar stebuklas, kad Facebook'e kokį komentarą galiu parašyti. Anksčiau negalėdavau parašyti, iš karto puldavo, kad aš sukapojau ten susijusi su lavonu, kurioje, atsimenate, savaitę ieškojo, paskui baisiai iškilmingai laidojo su premjerais, prezidentais, nors tai merginai buvo tik tai 24 metai ir iš viso buvo neaišku. Ir aš paklausiau tiesiog straipsniuose, kas čia darosi, jie mane užpuolė, čia kažkokia iš viso čiutne mafija į namus atvažiavo. Policija tada vyrą apgynė, ant 150 atvarė. Važiavom į valstybės saugumo departamentą, kad apsiginti nebežinojom, kas darėsi. Ir dabar aš tik atsiminiau, kad braižas tai visas matytas. Ir žiūrėkite, ta, kuri apsireiškė, jinai, reiškia, yra Amerikos aristokratija, o Amerikos aristokratija su Anglijos aristokratija yra susijusi. Ir jinai dalyvauja Čepelių forume, Čepelių grupėje jinai yra. Ir viskas, tai jie atrado Ameriką, ne, ten laivas kažkoks plaukė, kapitonas Čepelis, Amerika jų. Ir yra kalbama, kad Amerikai bus pilietinis karas, ne? Ir dabar Trumpas, prie ko čia jisai? Va, Bidenas, kuris su autopenu pasirašinėjo, irgi susijęs su tais aristokratais, ne? Tai jisai tiko. Ir va šitas jos vyras, nežinau, kuris ten, aš 3 variantus randu su tokiu vardu pavardė. Gal šitas, gal kitas, gal kita paskyra, kur be veido, kur lėktuveisiai, gal ten irgi, nes infantry, iš tikrųjų, aš susivedžiau tokį klausimą, jūs irgi galite išmokti googlintis, ar infantry ir Air Force susiję, ir atsakymą davė, kad infantry specialios forsos būna Air Force dalis. Tai gali būti infantris, kuris ir tankė važiuoja, ir lėktuvus skrenda, čia panašu. Tai ten kitoj paskiroj, kur lakūnas ištisai varoma ant Trumpo ir vienoj vietoj Bidenas garbinamas, o ant Trumpo varoma juodai. Tai yra tos kalbos, kad norima sukelti pilietinį karą. Aristokratijai priklauso Amerika, bet jie nepripažįsta, kad Lietuvos aristokratijai priklauso Lietuvos su Baltarusija. Jie šito nepripažįsta. Jie lenda pas mus į pelkes, jie įlindo į Perūno pelkę ir labai gerai mes turim gerų komentatorių, kurie išryškino, kad tai yra dievas. Ir tai ne tik slavų aukščiausiasis dievas, randamas minimas slavų 980 metais. Pagal Teodorą Narbutą, pagal jo 1830 metų raštus, tai yra ir lietuvių dievas, baltų dievas Oki Perūna, saulės akis, nes perkūnas taigi yra šviesa, čia yra saulės akis, čia yra pats stipriausias simbolis, saulė ir akis, saulė šviesa, akis matyti, regėti, akivaras, taip, akivaras. Ir kai, mėly žiūrovai, dėkoju, kad liekat su kanalu, mes čia iš viso išsiaiškiname tokius dalykus, kur jūs laikraštį nerasite, niekur nerasite.
Tai va, tai kadangi Amerikos aristokratijos vyras, tai reiškia, jisai irgi kažkoks, nesvarbu, kad jis iš Gvatemalos, nesvarbu, kad jinai Samoa kažkokia, tai jinai pareina iš aristokratijos vietinės, jie aristokratai, vos ne princai, jie turi savo šitus herbus, viską. Jie renkasi savo prezidentus, pas juos prezidentas gali būti su autopenus, pasibašto galasavalį. Man labai patinka toksai, buvo karikatūra, kai Baidenas kabutėse laimėjo, eina per kapines ir mojuoja ir parašytas pasibašto galasavalį. Ir ten visokių mirusių dvasių ir jie čia pasiims Lietuvą, jie pasiims Baltarusiją ir į akivarą įtraukia Amerikos aristokratijos vyrą. O kuris ten, ar jisai ir lakūnas, ir infantry, ar jisai tik tai infantry, ir kodėl slepiama jo amžius, jisai tikrai yra ne 25 metų, iš išvaizdos tas matosi ir šita, pažiūrėkit, pagarba, rytoj išlydi, Lietuvos valdžia labai moka pagerbti užsienio aristokratiją, nes Lietuvos valdžia mus ir save laiko kolonija. Jie nepriima mūsų kaip valstybės. Nes jeigu priimtų Lietuvą kaip valstybę, turi skaityti su vietos aristokratija. Kam skaityti su vietos aristokratija, jeigu juos galima išdaužyti ir išžudyti? Aš neseniai susipažinau su savo sveikata, kuri turbūt iki šios dienos yra nulūžusi. Ten radau baisių dalykų ir ten radau, kad ta nusižudžiusi nuo gydytoja ant manęs prirašiusi su baisiom gramatinėm ir stiliaus klaidom klėdesių. Jie nebežino, kaip kovoti, tai jie sako, kad reikia žmogui psichiatro. Suprantat? Ir viskas. Ir jie nebežino jau. Ir jeigu Lietuvos aristokratijai reikia psichiatro, tai jiems visiems reikia akivaro ir pelkės. Ir jiems kažkas labai aiškiai pasakė. Suprantat? Ir jiems ne vieną kartą jau yra pasakyta. Ir juos ten sukapoja į gabalus, pakiša tenais po ledu. Ir jie vis tiek paskui savo. Jie čia kūrė 50 kažkelintą koloniją. Valstija, jie prisijungs prie UK arba prie Amerikos arba prie abiejų kartu. Ir jeigu jie nori šito projekto, aišku, kad jiems reikia išžudyti vietos aristokratiją, bet jie labai įdomiai žudo. Jie, pavyzdžiui, nusitaikė į mūsų šeimą, bet aš nematau, kad mūsų giminių tarpe būtų kritimo. Jiegi visi iš to paties yra kilę. Jie selektyviai kažkaip susigalvoja čia, kaip čia sakė, kur iš pamišėlių departamento, ritualinė auka. Dėl to atseit palaiko mano gyvybę, mato, kad aš jau visai prie mirties, palaiko mano gyvybę, kad paaukot. Įsivaizduokite. Oi, vaikeli, tai va, tai čia susidūrėme su Amerikos princais, tokių ten irgi turime, įsivaizduojat, nežinojau. Man tėtis pasakojo, iki savo šitą labai sveikatos pablogėjimo mes labai su juo pasikalbėdavom po valandą kasdien. Ir jis man pasakojo, kodėl Trumpas netinka, kodėl Bidenas tinka, kad ten yra senos aristokratų giminės ir jos siejasi netgi su Britų aristokratų giminėmis ir per kažkurias šakas netgi su monarchija. Ir jie dėl to save laiko tokiais kaip ir princais, su nieko nesiskaito ir jie gali net, matai, pilietinį karą sukelti ir gaunasi, kad jie atsidūrė pelkėje. Tai pelkėje atsidūrė Amerikos aristokratija. Taip išeina. Nes aš užsifotografavau viską, jo žmonikė dalyvauja puslapyje, kur yra genealogija iki 1.6, kapitonas kažkoks tai, ir jie turi herbą, jie turi giminės istoriją, tai labai didelis klanas, labai daug žmonių sėdi. Ir ten, kur aristokratija, ten prasideda feikai, melagystės, ten va 50, apie 50 metų jisai pavirsta 25, kad mes nieko nebesuprastume. O Trumpas, matėte, koksai piktas, jisai viską supranta, kas čia įvyko. Jisai supranta, kad buvo provokacija, kad norima atakuoti Baltarusiją, norima atakuoti Rusiją. Šiandieną ant Kaliningrado stovi šitas skydas, gali būti, kad ir elektromagnetinis skydas yra išskleistas, nes jie tokį tikrai turi. Prieš dieną nebuvo, žinokite, tokio blokavimo, aš užsifotografavau, tik buvo didesnis blokavimas palei Baltarusijos sieną. Šiandien jisai šiek tiek sumažėjęs. Nes gal ten irgi tą blokatorių paleisti kainuoja daug, gal ir elektros energijos, tai gal irgi truputį, gal perkaito aparatas, nes buvo žymiai stipriau ėjo raudona banga Lietuvos pusėje, šiandien nėra to, tik Baltarusijos labai, truputėlį yra į Lietuvą. Tai jūs turėkit omeny, jūs sekit kanalą, jūs
Dar kartą paprašysiu, yra sąskaitos skelbiamos, kodėl vyro skelbiu, dėl to, kad jis dažniau būna už mane mieste ir dabar aš dėl spaudimo šoko tikrai negaliu niekur eiti, bet mokausi Barborą užsisakyti, ten pilna nuolaidų, ten ne ką blogiau gausis, ten atvežimas nemokamai, ten krepšeliui nuolaida didžiulė, tai gal porą kartų pavyks, nes man atsitiko spaudimo šokas tempiant kuprinę iš parduotuvės. O gydytojai rėkia, kad nieko nėra, nors aš kaip tėtis prisidarius krūvas tyrimų, ten nuo to degeneracinio viruso užkalkėjimai yra, viskas tirta, eini į tyrimus, potom lėkštėm guli, ten tau skanuoja viską prašo, kad gydytojai rėktų ir klėdėtų, kad nieko nėra. Tai aš seniai supratau, kad tiesiog nugydant, negydant siekiama numarinti ir nugydymo klanas dalyvauja šitam irgi perversme, kad prijungti Lietuvą kaip koloniją prie kažkur tai. Jeigu jūs susirasite pačių šlikščiausių nugydytojų dosie, kaip aš susiradau tos nabašnikės, to lavono, už kurį dar tebekeršyje, pasižiūrėkit video, be komentarų, yra ir originaliai, kur įdėtas buvo 56 000, Facebook'e 140 000, 132 000 peržiūrų per parą buvo Facebook'e ir 48 YouTube'e, grubiai tariant 200 000 ir niekas nesureagavo. Visiems yra normalu, kad mato gydytoja, kad 40 metų stoja širdis ir pradeda klėdėti nesąmonės ir galiausiai įrašo žmogui, išaiškina, kad jam senatvė ir dar įrašo, kad jam reikia pas psichiatrą. Tai aš girdėjau, kad žmonėm, kur su vėžio simptomais ateina, Rokuose atėjo su vėžiu ir sakė, jie išmokinti dabar jau. Aš anksčiau dar negirdėdavau tokių dalykų, bet dabar, kai pasiklausai, jeigu dar skūsiesi, aš tave išsiųsiu pas psichiatrą, nors pagal įstatymus to yra absoliučiai neįmanoma. Bet jie man pademonstravo, kad jie gali uždaužyti, sudaužyti ir tada kažkur išsiųs šitą. Net neįrašė to vizito, kur greitoji mane su 200-165 atvežė, aš spėjau išgerti kardipin, nes aš netikiu mūsų nugydymo sistemą. Nes jie už nieką neatsako, jie pamatys, kad tau 250 jie numarins, išskyrus Lazdynai ir Vilniaus greitoji, kur Lenkai. Jie nesutinka su tokiu variantu, jie pasakė, mes matom jauną žmogų, mums dabar sako, skambina, girtuoklius gelbėt, mes geriau tave gelbėsim, pastatė lašelinę, pristatė su lašelinę, dar pastatė lašelinę, parašė kardipiną, kurio nežinojau kaip gerti, dabar žinau, jisai nuostabus vaistas, užsirašykite kordipin. Kai visi kiti vaistai nebepadeda, šitas padeda. Ir dar radau, gal ir jums bus informacija, čia nepykit, kas nauji, aš turiu labai daug vyresnio amžiaus žiūrovų ir jiems mano informacija yra gera. Galima Holtero aparato pasistatyti už pinigus, nes visa šita epopėja, kad kardiologai nesąmonės šneka, kad neskirt Holtero. Holterą užsistatai parai, daro kardiogramą ir spaudimą matuoja. Ir per parą pasimato vaizdas, nes paskui kompiuterinė programa suskaičiuoja, kiek cistol, ten tų permušimų, viską pamato. Ir man nestatė, o aš dėl vyro kovojau, tai jam 2 kartus pastatė. Ir buvo 24 metų ekstrasistolės. Aš viešinau blogę, dėl to aš biškį viešinu, gal jisai nesupyks. Dėl to viešinu, kad klinikos 200-100 spaudimą parašė, kad sveikas ir pasirašė profesorė Kevalaitinė. Jie šitaip naglai eina. Ir jie paskui sako, jeigu tu nesutinki, kad 200-100 sveikas, o pas tą durnę buvo 150-100, kad sveikas, tai tau reikia tipo nueiti pas psichiatrą, pasikonsultuoti ir tada tu sutiksi, kad 200-100, jūs pasižiūrėkit, kur mes gyvenam iš viso. Ir paskui įkrenta kažkas į pelkę, atvažiavo medžių viršūnėmis su 67 tonom ir jie tikėjosi, kad visi patikės, nes neretai jie tiek užglūšina visus ir su kapotais lavonais jie glūšino. Ir liaudis ten kaifavo ir mane puolė. O dabar pažiūrėkit, kas atsitikė, niekas netiki. Visi pamatė kažkokias tai nesąmonės, niekas netiki ir ieško paaiškinimų. Ir jie tiki žemėlapiais, kad tiki koordinatėmis, jie nebetiki kliedesiais, nes jie manipuliuoja, kad mūsų liaudis yra tamsi, kad liaudis yra žemas intelekto koeficientas. Bet šitas įvykis parodė, jis yra labai pozityvus, aš labai džiaugiuosi už jūs liaudyje. Tauta mano apkabinu iš savo kaimo, yra tauta, nėra žemas intelektas, jie skiria poligoną nuo pelkės, jie skiria koordinatės, jie skiria kairę nuo dešinės, jie skiria taiką nuo karo.
Mūsų tauta myli baltarusus, tai yra mūsų broliai, tai yra mūsų bendra valstybė. Mūsų pjudyti ir mūsų visus išbombarduoti nori va šitie vat, amerikiečiai, bet ne tie, kur vat, išrinkti, ne, liaudis, nu Trumpas nėra paprasta liaudis, tai milijardierius, bet jie nori per renkamąją demokratiją tvarkyti ir tie klanai, ta aristokratija neleidžia. Ir galiausiai jie atsiduria Lietuvos pelkėje 5 km palei Baltarusijos sieną pelkėje. Ir tada išknisama mūsų pelkė už milijoną ar 10 milijonų sunaikinama gamta dėl Amerikos aristokratijos sutuoktinio. Jis net nėra aristokratija, jis yra tiesiog palikuonės vyras. Jeigu jau dabar gerai išaiškinau, tai turbūt išaiškinau. O mano pačios brolio mirtis yra suklastota 2014 kovo 12 Italijoje Ostijos miestuke 22 km nuo Romos centro. Ir pasakojama, kad 11 dieną jisai įkrito Romos centre ir tada plaukė be sustojimo ir išplaukė į audringą jūrą 9 val. Ryto. Kai aš suskaičiavau, koks upės greitis ir kiek jisai plaukė, tai jisai turėjo plaukti upės greičiu niekur neužkliūdamas, taip niekada nebūna. Ir tada ištraukinėjo su laivu ir su helikopteriu, buvo labai audringa jūra, vos ištraukė, negalėjo atpažinti, laikraščiai parašė, kad čia greičiausiai dingęs žvejas sausio 7, parašė, kad šitam lavonui 50 metų, po pietų lavonas pasidarė lietuvis, 39 metų, rekognacinato gracija della documenti, buvo sausi dokumentai, netyčia 2 valandą rastas vokas ant kūno. Ir tenais rado mano brolio žmonos seną pasą nebegaliojantį, 3 metus jau nebegaliojantį, senas pasas, nebegaliojantis jau. Paskui byloje, kur Italijos policija į Jungtines tautas atsiuntė, buvo 2011 kovo mėnesio mano dukterėčios dokumentas, o jinai gimė 2011 gruodį, kovo 1 išduota tapatybės kortelė vaikui, kurio nėra ir kuris net pradėtas dar nebuvo tuo metu. Ir panašios nesąmonės ir mūsų vyriausybė atstovavo šitą nesąmonę, nieko negirdėjo. Ten tas suviniotas į žvejų tinklus lavonas be galvos ir paskui pridėta galvų 2 nuotrauka. Panašus tie lavonai brolio mane apdurnino ir po poros metų aš susiradau, kad nepanašus. Ir pradėjau ieškoti, pasigūglinau ir iš karto radau brolį komoje besivoliojantį Los Andžele. Bet kadangi prieš porą metų nieko nebegalėjau sužinoti, štai tokia istorija, štai Lietuvos aristokratijos kokia istorija. Ir jie brolio neieškojo, jie 2014 kovo 12 įregistravo jo mirtį be jokio atpažinimo, be jokių artimųjų ir JTO 1,5 mėnesio nepatikėjo, aš turėjau labai daug išversti, kad jie patys atpažino, jie sako, negali ambasada, telefonu, sakau, atpažino lavoną. Ir aš paskui padaviau, 1 etapu laimėjau, buvo išduotas toksai dokumentas, kad reikia ieškoti, o 2 etapu Širmėnė ministerijos atstovė nusprendė, atpažino, kad čia jisai. Policija negalėjo atpažinti, nes pirštų antspaudai visi susiterlioja, o Širmėnė Bubnytė ministerijos atstovė atpažino, kad čia jisai ir bylą dėl to dar ne iš karto, bet nutraukė, parašė, kad rastas negyvas ir kovo 12 telefonu atpažintas. Ir va taip va Lietuva ieško savo žmonių ir niekam nesvarbu, kad aš radau absoliučiai brolį ir sesuo žino, kaip brolis atrodo, nes brolio ne kiaušinio formos galva, o kad kvadratinė galva, o lavono galva buvo pridėję kiaušinio formos. Ir tas apdurnino, nes mūsų iš mamos pusės tai senelio galva buvo kiaušinio formos, bet iš tėtės pusės tai yra kvadratinės galvos. Tai brolis turi kvadratinę galvą ir atitinka ir amžius, ir plaukai, tik tai ūgis yra mažesnis, bet sergant degeneraciniais virusais kaip aš, ūgis mažėja ir galėjo sumažėti. Gal jisai irgi subliuško, aš nežinau, kokiam sąlygom jisai dingęs be žinios gyveno ir kur jisai gyveno ir ar jisai gyvas ir kur jisai yra. Iš tikrųjų, Lietuva neieško, kai registruoji žmogaus mirtį, nebereikia ieškoti, nusiplaunytų visas rankas. Ir palyginkite, kaip jie ieško Amerikos aristokratijos palikuonės vyro, gvatemaliečio, kur neaišku, kiek jie metų, dabar jie patys nebežino, kiek jie metų, kas jisai toks, ar jisai Air Force'as, ar jisai tankistas. Ir dabar dar radau kariuomenės puslapiuose, kad kodėl jie sugrupavo 4 karius, tai šitie 3 yra iš vieno juneto, o tas vienas iš kito.
ir jie vengia minėti jo pavardę. Ir jie susimaišė, kurią pavardę vengia minėti. Pirmą vengia vieną minėti, kur iš Guano, dabar vengia minėti tą šviesiaplaukį 5 vaikų tėvą. Ir taip toliau, ir panašiai, ir taip toliau, ir panašiai. Visiems geros dienos.